Attoji. Kai grįžta toji, viskas aišku, kas bus toliau. Tėvas pradės ją daužyti, o aš slėpsiuos koridoriaus spintoje ir tupėsiu ten tol, kol toji užmigs. Dienas, kai grįžta mama, galiu suskaičiuoti rankos pirštų. Kai mama naktį grįžta girta, visada pabundu. Ne todėl, kad ji ima trankytis, šnekėti visokias nesąmones. Pabundu iš siaubo, bijau prie jos prieiti, laukiu, kol ji pradės virtuvėje snausti. Tada tyliai prieinu, paimu už rankos, paglostau ir nuvedu į lovą. Manęs ji nemuša, tik broliai. Negi jai taip sunku, nors per dieną mano gimtadienį negerti. Kaskart, kai ateina draugai, ji jau guli girta. Verkdavau kaip nuplakta. Aišku, kad niekada nebuvo jokio gimtadienio. Labiausiai bijau eiti ieškoti savo mamos. Ten pribūna labai tvoru. Niekada nežinau, ką galiu rasti. Gali būti be sąmonės, gal apsirengusi, o gal nuoga. Bet namo be mamos grįžti irgi negaliu. Tėvas neša. Kai prisigeria, mama visada pradeda tikrinti mano namų darbą. Tada kabinėjasi prie bet ko, kad negražiai rašau ar padarau klaidų, ima rėkti, verčia mokytis per naktį. O aš labai apbijoju. Dar ir dabar turiu vieną minties, kad galiu suklysti. Šiandien mama man trenkia per veidą. Ašaros griaužia kaip rojų, nukramtytas lūpas. Jos prausia veidą, kol jau visiškai nelieka. Nei akių, nei nosies, nei lūpų. Glotnus niekas. Kažko žiūrės blaškosi krūtinėje. Girdisi kaip nagais brauskas šonkulius iš vidaus. Norisi dingti, pabėgti, pamiršti, slėptis.